Ramūnai, ar sudėtinga pagaminti vyną? Vyną pagaminti lengva. Lengva. Labai. Gerą vyną, vyną to, kurio tu nori pagaminti, arba sieki tą vyną, kurio tu sieki, sudėtinga. Kalbinam Ramūną Pilvelį, 23 metus gaminantį vyną. Hobis, kuris pasidarė verslu ir dabar Lietuvoje žinoma internetinė parduotuvė vytis.lt, kurioje galima surasti nuo prekių, kaip išauginti vynuoges, vynmedžius, iki visko, ko reikia pagaminti vyną. Kokie pagrindiniai elementai pagaminti gerą vyną? Žaliava. Ir mano žiniomis yra tik tai gerai užaugintos vynuogės, kurių sultys leidžia pagaminti vyną nekoreguojant sulčių. Turiu sulčių, kuriuose yra pakankamai rūgšties, pakankamai cukraus, pakankamai aromatų, įdėjau fermentacijos kibirą, laukiu vyno. Visos kitos uogos, vaisių uogos, daržovės, žolės įvairios, iš kurių gaminamas vynas yra, joms reikalingos korekcijos. Reikalingos korekcijos pačios mėsos. Tai išskyrus Ką koreguoti reikia? Tai reikia koreguoti tuos pačius parametrus. Kuriuos? Rūgštį, cukrų ir aromatus. Rūgštis, cukrus ir aromatas. Tai jeigu reikia koreguoti visų gaminamų žaliavų sudėtį, tai kodėl nepagaminus vyno iš vandens? Gerai skamba vynas iš vandens. Taip. Ir aš noriu parodyti, kad net ir iš vandens galima pagaminti vyną, nes į kiekvieną žaliavą turi žiūrėti kaip į gamybą iš vyno. Kaip į gamybą iš vandens. Nes tu turi vandenį ir jau pasąmonėje žinai, kad jame nėra nei aromato, nei rūgšties, nei cukraus ir tu juos dedi iki savo norimos normos. Tai lygiai taip pat ir į, pavyzdžiui, juodųjų serdintų obuolių vyną, kai tu turi sultis, lygiai taip pat turi žiūrėti kaip į vandenį ir sureguliuoti parametrus, kurį tau reikia. Juos turint, vynas gausis. Tai norėčiau pakviesti pagaminti vyną iš... Pasižiūrim. Tai Ramūnai, nuo ko pradedame? Tai turim 5 litrus švaraus vandens ir iš jo pagaminsime vyną. Gerai. Tai vandenį galim vadinti kaip sultis, iš kurių gaminsim vyną ir žinoti, kad tas sultis mums reikia sukoreguoti taip, kad gautųsi vynas. Turime rinkinį, Vitus Plus rinkinį skirtą midui, turime čia žolelių, turime vyno meilių ir visų medžiagų, kurių mums reikia, kad pasigamintų sultis. Vanduo, rinkinys, dar cukraus reikia sudėti ir iš esmės vyną mes turėsime. Visą tai prieš bet kokį vyną, prieš bet ką darant, labai reikėtų atkreipti į higienos klaidas. Didžiausia klaida vyno gamyboje ir vyno taurėje yra higienos nesilaikymas. Dažniausiai pasikartojanti ir sutinkama mėgėjų tarpe. Tai indai švarūs, dezinfekuoti, rankos švarios, sultis, jeigu naudosite, jos irgi turėtų būti švarios, turiu omeny, jos gali būti neplautos, obuolių galite neplauti, bet jie turi būti sveiki. Jeigu dėti nesveikus obuolius, vadinasi, juos reikia dezinfekuoti. Dezinfekuoti tai yra priedai, sulfitai, kuriuos čia irgi turime, mažą dozę, reikia juos dezinfekuoti, kad bloga bakterija nesugadintų jūsų vyno. Ir fermentacijai naudojam apsaugą nuo oro, tai vadinasi dedam oro vožtuvą, kuris reikalingas fermentacijos metu ir maksimaliai saugom nuo patekimo oro. Jokiais būdais, daug rašoma Lietuvos spaudoje ir įvairių reportažų apie vyno vėdinimą. Akcentuoju labai stipriai. Jokio vyno vėdinimo. Vėdinti draudžiama. Tai kai jau turim higieną, mums reikia atlikti 3 veiksmus visada. Visada reikia atlikti 3 veiksmus paruošiant sultis. Vienas tai rūgštis, sureguliuoti rūgštį, kurios jums reikia.
tada antras cukrus, tai yra nuspėti ir žinoti, kokio alkoholio vyną norite gaminti. Ir trečias, labai svarbus, tai yra aromato. Kiek aromato turi jūsų sultis ir jeigu neturi pakankamai, tai ką galim padaryti, kad jo turėtų. 3 šitus parametrus sureguliavus, garantuotai jūs turėsite gerą vyną. Dažniausiai problemos su mūsų uogomis, kad jos turi per didelį rūgštingumą. Taip, kokie būdai yra rūgščiai sureguliuoti? Tai pradžioje visada geriausia rūgštis reguliuoti iš karto. Kai turite sultis, sureguliuoti rūgštis. Kaip jūs atminėjot, mūsų tarpe, mūsų uogose tikrai dažnai būna, kad rūgštis būna per didelis, dar didesnis. Rūgštis galime matuoti titruojant su mėlynojo šarmu ir matuoti, kiek gramų litre yra, bet mes naudosime pH metrą, kuris matuoja rūgštingumo medžiagų laipsnį. Ir mes tą pH nustatydami pridėsime, kadangi vanduo neturi rūgšties, mes jos dadėsime. Jeigu norime mažinti rūgštį, galime skiesti to pačiu vandeniu, taip mažėja rūgštis, bet mažėja aromatas. Tai kad neprarasti aromatų, galime mažinti rūgštį naudodami kalkę, kreidą, taip ūkiškai šnekant, kuri gali sumažinti rūgštį ir rūgštis nusėda į dugną. Suriša rūgštis ir rūgščių kiekiai nusėda į dugną. Aišku, rūgštys būna įvairios. Vyno rūgštis būna tik vynuogėse, bet obuolių rūgšties jos yra visur, citrinų rūgšties taip pat. Mes naudosime produktą Mixacid. Tai yra produktas, kuriame yra 3 rūgštys, yra citrinų, vyno ir obuolių rūgšties. Toks miksas, kuris pasitaiko dažnai įvairiausiose sultyse. Aišku, šiuo metu neturi, bet visai rekomenduotina dadėti pieno rūgštį, kuri yra šiek tiek švelnesnė geria. Aš galvoju, kad baltam vynui pagaminti reikia 3,3 pH. Tai pH dedame maišydami, turiu čia pasimatavęs 2 gramus rūgšties Mixacid. Ir įpilus mes ją išmaišome. O išmaišyti aš čia turiu higieną numeris 1, jau kalbėjom. Tai mes išmaišome rūgštį ir pasimatuojame. Įdedam pH metrą, taip kad siektų mums vandenį, pasimatuojam, ką mums rodo. Sakyčiau, rūgštį pataikėm, rodo 3,15, tiek, kiek rūgšties mums reikia. Iš esmės mes jau rūgštį sureguliavom, lieka mums cukrus. Cukringumui matuoti mes naudosim hidrometrą. Hidrometro pagalba mes nustatysime cukraus kiekį sultyse. Tai kadangi vanduo yra visai nesaldus ir mes tik tai matavę mes turėsime 0, bet pagal skalę mes galime nustatyti, kiek mums cukraus reikia tam, kad pasigaminti sausą tam tikrą laipsnių vyną. Šiuo metu mes gaminsime, aš norėčiau, kad mes pasigamintume 11 laipsnių vyną, nes tai yra baltas. Vidutiniškai rūgšties čia gausis jau šiek tiek gal ir nemažai, bet baltas, ne tiek aromatingas. Tai 10 laipsnių vynas, manau, bus pats tas. Ir 10 laipsnių vynui mums skalė rašo, kad tam, kad pagaminti 10 laipsnių vyną, mums reikia netoli 180–170 gramų litre. Tai kadangi mes cukraus, tam, kad gautumėm sausą vyną. Jeigu aš teisingai žiūriu, bet mes tada tiesiog pasimsime, išsitirpinsime dabar 800 gramų, tai aš paskaičiuoju. 170 kart 4,5, padauginam 170 kart 4,5 litro ir turime 700 gramų. 690 gramų cukraus mes tiek dabar ištirpinsime cukraus. Atskirai cukrų tirpiname indelėje, turime svarstyklės. Taip, tai mes nusiimam karą ir pasimatuojam 700
700 gramų cukrus. Būtina cukrų ištirpinti atskirai. Cukrų nededat į sultis, o išsitirpinkime atskirai. Aišku, yra daug teorijų, kokį cukrų naudoti. Įvairių teorijų. Neturiu tokio indo, tai aš čia per kelis kartus ištirpysiu. Dabar mes turime gal iškart. Yra teorijų įvairių, kokį cukrų naudoti, fruktozę, gliukozę, ar tiesiog, kaip šiuo atveju čia bus cukrinių runkelių cukrus. Bet galiu pasakyti drąsiai, vyne didelio pokyčio jūs nepajusite. Kai pamėgsite gaminti vyną ir norėsite kažką daugiau, tada atsiranda eksperimentai ir atsiranda paieškos, ką galima dar padaryti kitaip. Tai tada taip, atsiranda eksperimentai įvairios cukraus naudojimo, kiek ir taip toliau. Mes išsitirpdome cukrų. Čia užtruks kokių 10 minučių, kol mes cukrų išsitirpysime, galėsim į tą laiką pažaisti su aromatais. Tai čia yra tikrai, žinau, 4 žolelių rinkinys. Aš pats kartais geriu tiesiog arbatą jų. Jinai skani ir aromatinga, tai mums reikia šitas žoleles ištirpinti. Šitas kiekis yra pritaikytas 20 litrų, bet kadangi mes turim vandenį ir nearomatingas, tai to kiekio tikrai mums kaip koncentracijos užteks. Tai mes padarysim iš tų žolių užpilą. Mums reikia, kad neviršytų 80 laipsnių. Čia labai svarbus momentas, nes užvirintos žolelės jos gali prarasti aromatą. Ir pataikėm. Ir va tokioj temperatūrai mums reikėtų laikyti iki valandos. Gerai, tai mūsų cukrus ištirpo. Supilsime cukrų ir pamatuosim tada su hidrometru, ką mes turime, ne? Taip. Tada išmaišom. Įsipilam į indą, kad mes matytumėm, kad turėtumėm ką pasimatuoti. Ir įdėtum hidrometrą. Mes galim pamatuoti, kiek mes alkoholio sauso vyno galėtumėm pasigaminti. 9 laipsniai. Mes jau praėjo valandą laiko, turime išmirkytas žoleles ir sultis. Palauksim, kol atvės ir supilsime į sultis. Voila! Būtina paragauti. Turime aromatą, tikrai skani arbatą. Turime cukraus, pakankamai saldi. Ne tiek iš jos turėtų pasigaminti 9 laipsnių vynas ir turime rūgšties. Labai skani rūgštis, sakyčiau. Garantuotai gausis vynas ir pakankamai skanus. Kad visą tai įvyktų ir fermentacija įvyktų, sultis turim paruoštas, bet kad fermentacija įvyktų, mums reikia vynamelių, kurios atliktų savo darbą. Dar norėčiau grįžti prie vyno aromatų. Vyno aromatus galime prisotinti ir ąžuolų. Senų tradicinių būdų vyną galima laikomas vynas ąžuolo statinėse, bet yra puikia alternatyva, 10 kartų pigesnė, tai yra ąžuolo drožlių naudojimas vyne. Dėl ąžuolo savybių, ąžuolas gali būti skirtingo tipo ir skirtingo skrudinimo, galime išgauti karamelę, vanilę, dūmą, medžio skonį ir skirtingus aromatus.
Tai mes panaudosime kelis tipus, kad gautumėm šiek tiek karamelės, naudodami reglyzos tipo ąžuolo drožlės ir šiek tiek vanilos. Vanilos iš prancūziško ąžuolo, tai šitų kelių drožlių mišinį mes irgi įdėsime į vyną. Ąžuolą galime dėti tiek prieš, tiek po fermentacijos. Vynui papildomo skonio taip pat gali suteikti ir taninai. Tai yra įvairius taninai iš ąžuolo, ąžuolgilių, iš vynuogių, įvairių rūšių, skirtingi pasirinkimai, kad mes taninų nedėsim, bet galėsim vėliau pažiūrėti, kai mums vynas bus pagamintas, ar mums reikia taninų pridėti ar ne, ir mes turime platų pasirinkimą vyno taninų. Mes naudosime vyno mieles iš midaus rinkinio, Vitis Plus. Ką mes čia turime dar? Mes čia turime dar maistinių medžiagų. Maistinių medžiagų mums reikia tam, kad vyno mielės pasidaugintų. Tada turim vyno mielės, kultūrinės vyno mielės pritaikytas 25 litrams, bet gali būti ramus, nes vyno mielių užteks, nebus per daug. Ir dar turim kelis pakelius rinkinyje, kurie nuskaidrintų mūsų vyną. Tikiu, kad galbūt jų ir nepritaikysim, matysim po fermentacijos. Ir yra du ingredientai, kurie būtini. Vienas, kad vynas išsisaugotų ilgiau, ir kitas, kad vyno mielės nepradėtų aktyvios būti, jeigu mes norėsim pasaldinti vyną. Naudojam vyno mielės perifermė, jos pritaikytos stipriems vynams, bet puikiai tiks ir mūsų vynai, nors jis ir nestiprus, bet perifermė vyno mielės puikiai veikia šiltoj temperatūrai, kambario temperatūrai, kaip čia kambaryje apie 22 laipsniai. Tai paprastai sultyse būna laukinių vyno mielių, bet jų veikimas sunkiai būna nuspėjamas. Tiesiog nežinome, ką gausime, nežinome, kaip tos vyno mielės veiks ir kiek mums sugebės suskaidyti cukrų į alkoholio laipsnį alkoholio kiekį, procentinį kiekį litre. Tai todėl naudojam kultūrinės mielės tam, kad gautumėm garantuotą rezultatą. Mes įsipylėme apie 70 ml šilto vandens 35 laipsnių temperatūrai. Mums jo užteks, kad vyno mielės ištirptų. Tiesiog įberiame vyno mieles ir mums jas reikės paruošti. Kad vyno mielės geriau užsikurtų, galim dėti mielių aktyvatorius arba mes iš tų pačių sulčių šiek tiek saldžių jau paraštų sulčių įpilsime į pakelį. Tai gaus šiek tiek cukraus mielės ir pradės aktyvuotis. Kad čia saugiai stovėtų, tai naudotina šiek tiek tai vat. Mieliems, kad geriau daugintųsi, reikia maistinių medžiagų, mielių maistinių medžiagų. Jų yra įvairių visokių. Mes turime Erbslio firmos kombi, vyno mielės, kurios puikiai suaktyvins mielės ir leis joms daugintis mūsų fermentacijos indėlį. Tad mūsų vynas paruoštas fermentacijai. Butelio kamštelėje padarėm skylutę, įdėjom guminę tarpinę. Užsuksime sandariai ir įstatysime oro vožtuvą. Į oro vožtuvą įpylėme vandens, švaraus vandens. Uždengsime dangtelį, kad neprikristų pašalinių dulkių. Ir mūsų vynas paruoštas, kai vyno mielės pradės veikti, pradės purpuliuoti. Tai mūsų vynas paruoštas, užtruks apie 2 savaitės ir po 2 savaičių turėtų gautis sausas, 9 laipsnių sausas, 9 laipsnių vandens vynas. Po fermentacijos praėjo 2 mėnesiai, turime pakankamai gražią spalvą gintarinę.
turime žolišką aromatą, normalu, naudojame žoleles, bet pakankamai skanus aromatas. Vynas tinkamas vartoti ir tikrai geros kokybės. Tad pabaigai norėčiau palikti žinutę, kad vyno gamyboje turite sudėti savo tris akcentus. Tai yra rūgštis, cukrus ir aromatai. Jos tris sureguliavus arba pataikius į jūsų norimą trijų punktų skalę, jūs pasigaminsite savo norimą vyno receptą.